Šiandien matysite, kad pagrindinis kūrėjo tikslas yra susijungti su srautu. Labai mažai žmonių pasaulyje buvo scenoje 2 kartus ar 3 Eurovizijos. Tu ateini ten iš kažkokį tai stebuklingą lauką, kur tu į viską žiūri, bandai suvokti, bet tau turi tik 3 minutės. Aš galvoju, kad man nepavyko tai padaryti. Aš išgyvenau visą tą baimę, visą tą stresą pilnai. Slyvos. Taip. Šiai temai. Taip. O tema yra labai plati. Labai plati ir įdomi. Scenos baimė, jos priežastys, vidinės laisvės aktyvacija, ryšys su savimi ir laisvė būti kūrėju. Ir šitai temai Aneta parinko slyvą. Papasakok, Aneta, kodėl tokiai temai padeda kovoti su baimėmis slyvos? Slyva yra labai sveikas ir maistingas produktas. Turi 15 vitaminų ir mineralų. Ir svarbiausia, kad slyvos turi labai daug antioksidantų ir tai stabdo senėjimo procesus, apsaugo nuo vėžio, saugo smegenų ląsteles taip pat nuo senėjimo ir nuo struktūros suirimo. Ir slyvas valgyti yra labai sveika, dėl to bendrai mūsų gerėja ir fizinė sveikata, ir dvasinė sveikata. Ir kūnas, ir siela tai susi. Taip, ir kūną, ir sielas. Kiek Aneta turiu suvalgyti slyvų per dieną, kad visa tai išsipildytų, ką sakei? Tos slyvos va šitos yra labai didelės, tai tokių didelių slyvų užtektų 4-5. 4-5 per dieną. Per laidą dabar suvalgau 5 ir jau ramu, ne? Taip, ir jau ramu. Puiku. Fantastika. Tai dabar aš truputėlį apie statistiką. Gerai. Į mūsų temą, ar ne? Gerai. Tai statistika sako taip, kad pasaulyje daugiau nei 70% muzikantų kenčia nuo tam tikros formos nerimo. Taip pat apie 64% žmonių, jaučiančių scenos baimę, prisipažįsta, kad jų baimė yra neracionali, kitaip tariant, nepagrįsta. Maždaug 80% asmenų jaučiančių scenos baimę. Būnant joje, būnant scenoje, tuo metu jiems šiūsta burna, jiems sunku suregzti tvarkingą, teisingą sakinį ir panašiai. Aneta, ar sutinkat su statistika, ar turit ką pakomentuoti? Aš turbūt pasikartosiu dar kartą, bet statistika ne visada atspindi realybę. Ir jeigu ši statistika buvo, na, sakykime, galbūt rinkta didžiosiose scenose arba scenose, tai tarp mūsų labai daug žmonių gyvena, na, kurie kasdien turi nuveikti kažką labai paprasto. Ir tai jiems sukelia baimę. Tai net išeiti parduotuvę arba užkalbinti kasininkę, tai irgi yra baimė, tam tikra baimė. Ir aš manau, kad ta statistika yra šiek tiek liūdnesnė. Kaip visada, labai gaila, bet realybė yra šiek tiek pilkesnė. Tai Aneta, dabar papasakok kažkokią istoriją į šitą temą, ar ne, kuri atitiktų baimė, scenos baimė, nesusikalbėjimas su savimi. Tikrai tikiu, kad turi kažkokią praktinę istoriją iš savo pacientų, kurie susiduria su šitom visom problemom. Taip. Turiu klientą Eimantą, 36 metų amžiaus. Jis kreipėsi dėl nepakeliamo nerimo ištisą dieną. Jaučia širdies plakimą dažną. Jausmas lyg kažkas užgulęs krūtinę, sunku kvėpuoti, pykina, prakaituoja ir naktį labai prastai miega. Ir tokia būsena yra apie 2 savaitės. Iš vaikystės prisimena Eimantas, kad jau vaikystė ir paauglystė jis buvo labai jautrus vaikas ir buvo gana uždaras, toks užsisklendęs savyje. Paskutinius 5 metus Eimantas dirba farmacijos kompanijoje, produktų vadybininku viename Lietuvos regione.
Ir prieš 3 savaitės jis buvo paskirtas produktų vadybininku visai Lietuvai. Tai buvo jo didžiulė sena svajonė. Jis to siekė visus 5 metus ir paskyrus į šias pareigas jis be proto džiaugiasi. Bet atsitiko, kas atsitiko. Kaip galvojat, kas atsitiko, Sigita? Tai tikriausia, kad kažkas ne visai įvyko taip, kaip norėjo Eimantas, nes vis tik tai Eimantas atsidūrė po svajonės išsipildymo pas gydytoją psichiatrę Anetą Railienę. Taip. Tai aš manau, kad ta svajonė vis tik tai apkarto ir greičiausia, kad šitos visos, kada reikėjo bendrauti su tiek daug žmonių, suprato, kad čia nėra vienas rajonas, čia yra daug žmonių, su kuriais bendrauti, kada tave apima baimė ir sunku kvėpuoti, yra labai sudėtinga. Taip, Sigita, tu teisi. Prieš 2 savaitės įvyko pirmas toks didelis susitikimas Pabaltijo visų valstybių. Ir ten Eimantas turėjo paskaityti tokį trumpą pranešimą, stovėti scenoje, pakiloje prieš, auditoriją, tikrai turbūt pasakysiu, 200 žmonių. Bet ir jam viskas prasidėjo. Tai svajokime atsakingai, nes Taip. Svajonės kartais pildosi, ar Taip. ne? Taip. Taip. Kad ir kaip tai absurdiškai skambėtų, kartais svajonės apkarsta, bet visada yra sprendimo būdų. Taip. Tai Denisas jau pas mus sėdi. Sveiki. Denis Zujev, muzikantas, gimė 1979 metais rugsėjo 7 dieną. 2017 metais su grupė Fusmark dalyvavo Eurovizijos konkurse Kijeve. Šiuo metu yra grupės Den Rivers įkūrėjas, dainų autorius ir vokalistas. Denisas šiandien pats pasiūlė temą. Tema labai įdomi ir aš iš karto ir pradėsiu nuo šito klausimų. Kodėl tokia tema pasirinkta? Aš dar kartelį žiūrovams primenu, kad tema skamba taip: scenos baimės, jos priežastys, vidinės laisvės aktyvacijos, ryšys su savimi ir laisvė būti kūrėju. Kodėl pačiam šita tema įdomi? Dėl to, kad nuo pat pradžios, kai prasidėjo mano kelias kaip muzikanto, visada ta tema egzistuoja. Visada ir iki šios dienos aš jau pakeičiau keletą profesijų. Aš buvau akompanuojantis muzikantas, aš buvau didžėjus ir taip toliau. Dabar aš bandau save kaip dainininkas, savo dainų atlikėjas ir kiekvienam žingsnį ta problema buvo ir aš atsidurdavau vis situacijose, kad reikėjo kažkaip jas spręsti. Tai dėl to šita tema ir svarbi, ar ne? Jo, be abejo. Bet prie temos mes grįšim, nes matau, kad atsipalaiduoti ir nuimti scenos baimę vis tik reikia ir čia, ar ne? Tikrai taip. Tai grįžtu taip, kaip mes dirbam su kitais savo svečiais. Atpalaiduosim dabar, gerai? Darykit, kaip mes. Pabandom atsipalaiduoti, netardysim, o žaisim. Tai aš parodysiu ir žiūrovams, kad žiūrovai prisijungtų. Visi bandysim tada kažkaip pažaisti, bet lauksim paties nuomonės svarbiausia, ką pasirinkot ir kodėl. Tai žiūrovam vaizdelis. Tikiu, kad jau išsirinko. Ir dabar rodau Denisui. Pasirinkot? Dar abejoju, tarp dviejų bandau išsirinkti. Aha. Taip, pasirinkom. Man atrodo, jeigu aš tiksliai suprantu, kas čia yra, taip. Gerai. Tai kuris variantas iš 4? Šitas, aš taip suprantu, kad čia vanduo. Taip. Banga netgi. Banga. Taip. Ir rinktasi yra tarp kurių tų dviejų, dėl ko abejoju? Tarp ugnies ir vandens. Kardinaliai skirtingi, aš dar įtariau, kad gal vėjas vis tik tai bus, bet kardinaliai.
Aš įtariu, kodėl pasirinkimas yra būtent toks, bet ne kitoks. Bet prašysiu paties įvardinti, kodėl pasirinkimas toks. Kodėl yra vanduo? Kodėl yra ta manga? Žiūrėkit, šiuo metu aš groju ir mano projektas, ir mano sceninis pseudonimas yra Dan Rivers. Jo, kodėl buvo pasirinktas toksai vardas ir grupės vardas? Dėl to, kad aš suprantu, kad pagrindinis kūrėjo tikslas yra susijungti su srautu. Ir kiekvieną savo dainą, kiekvieną savo kompoziciją aš būtent taip ir analizuoju, kaip kažkokį tai srautą, kurį aš sugebėjau arba nelabai sugebėjau suvaldyti būtent. Aš tikiu ir man atrodo, kad bendrai toksai dalykas kaip srautas, jisai ir susijungimas su juo yra vienas iš pagrindinių gyvenimo vertybių. Tai kažkas panašaus į intuiciją, tai kažkas panašaus į savo kažkokį vidinį balso išgirdimą. Jo. Būtent dėl to. Labai gražus pasirinkimas. Aš irgi būčiau rinkusi šitą variantą. Aš irgi. O kodėl jūs? Kodėl jums vanduo, ne ugnis ir kas ten dar žemė? Visos stichijos yra fantastiškos ir be kiekvienos iš jų būtų sudėtinga. Bet vanduo man tyrumas. Tėkmė. Pasroviu ir prieš srovę, toks dažniausiai ir būna gyvenimas, ar ne? Taip. Ir šiaip tikriausia man kaip, jeigu tikint zodiakais, tai man kaip žuvų ženklo atstoviai kito pasirinkimo čia ir nebuvo. Okay, supratau. O jums kodėl? Pirmiausia, vanduo yra gyvybės garantas. Kur yra vanduo, ten yra gyvybė. Išgerkime vandenį. Taip. Jeigu nėra vandens, tiesiog ir mūsų nėra. Bangų mūša, bangavimas, vandenyno ypač bangavimas labai gerai veikia raminančiai, labai leidžia atsiskirti mintis, kurios reikalingos, kurios nereikalingos. Tikrai taip. Ir trečias dalykas, aš esu vandenis, tai kaip ir vandenis turi būti vandenį. Paprašiau. Gerai, ir turim dar 4 pasirinkimo variantus, visiškai kitokius, žemiškesnius, buitiškesnius. Tai vėlgi reikės iš 4 variantų pasirinkti vieną ir paaiškinti dėl ko būtent toks pasirinkimas. Tai dar kartelį kviečiu ir žiūrovus prisijungti ir išsirinkti savo variantą. Kviečiu Anetą išsirinkti savo variantą ir Denisą. Čia gal nebus toks sunkus pasirinkimas. Ne, čia sunkiau. Čia sunkiau, jau. Reikia pagalvoti, kas čia. Imtumėt visus? Ne. Čia baklažanas. Baklažanas, paprikos, pomidoras ir agurkai. Gerai, pomidoras. Aha. Ir kodėl toks pasirinkimas? Kodėl toks pasirinkimas? Čia paprašiau. Pomidorų sultis yra mano mėgstamiausia. Nuo vaikystės, jau aš kiek atsimenu save vaikų, visada buvo tik pomidorų sultis. Net ir vaikystėj? Net ir vaikystėj. Keistas pasirinkimas, šiaip dažniausiai vaikai vis tiek obuolių sultis mėgsta arba saldžias kažkokias, bet... Ne, aš valgiu saldžias bandelės ir pomidorų sultis. Toksai skonis jau. Labai. Ugnis ir vanduo, sūru ir saldu, taip. Tokie kraštutinumai. Yra to manyje. Yra. Tikrai taip. Aneta, kodėl? Koks jūsų pasirinkimas ir kaip manot, kodėl Denisas pasirinko pomidorą iš šitų? Denisas pasakė, kad jam labai patinka pomidorų sultis. Man taip pat patinka pomidoras šitam pasirinkime, nes su vasara asocijuojanti daržovė, tai man yra pomidoras. Iš mamos šiltnamio, nuskintas, dar, kaip sakau, saulės šiltas ir aišku su baziliku, su čiučiut alyvuogių aliejaus, tai yra tiesiog vasaros valgis topas. Man tai pomidoras tikriausiai vien todėl, kad gražus.
ir raudonas. Tai galėčiau rinktis dar ir papriką raudoną, bet jeigu kalbant apie skonį, tai vis tik tai aš esu agurkų tipo žmogus. Ir vaikystėje man pomidorų niekas nebūtų išsiūlęs, todėl labai stebėjausi Denisu, kad sultys būtent su saldžia bandelė. Ir dar toks pasirinkimas. Tai keisti ir vat, koks grožis, kaip mes matom, kokie visi esam skirtingi ir dėl kokių skirtingų priežasčių galima rinktis padaryti tuos pačius pasirinkimus. Tai po šito apšilom, taip Denisai? Jo, apšilom, biškį nusiraminau. Lengviau. Čia ne scena, toli gražu ne Eurovizijos scena, bet pakalbėkim apie tą Eurovizijos sceną ir kamerinę sceną. Pakalbėkim, taip. Skirtumai didžiuliai. Jo. Koks viduje jausmas būti Eurovizijos scenoje, kada tūkstantinės minios priešais, ir būti scenoje, kurioje į tave nedaug akių, bet jos labai arti ir yra kontaktas. Kuo skiriasi? Skiriasi to, kad kai tu esi kamerinėje aplinkoje, tu maždaug gali suprasti ir suvokti, kiek akių į tave žiūri, kiek žmonių tave stebi ir kokį ryšį tu gali turėti. Ir čia yra viena baimė. Sakykime taip, čia yra viena baimė. Kai tu išeini į sceną, kur tu net neįsivaizduoji, kokį čia masto renginys, kaip tu nelabai matai apskritai publikos, tu nelabai supranti, kaip tu atrodai sumontuotame kažkokiam savo atlikimo momentu. Visą šitą ir tu neįsivaizduoji, kaip galutinis rezultatas atrodys, tu jaudinasi kitaip. Būtent dėl to, kad tu negali suvokti, kas čia yra apskritai ir tai yra pirmas kartas. Labai mažai žmonių pasaulyje buvo scenoje 2 kartus ar 3 Eurovizijos. Tu ateini ten iš kažkokį tai stebuklingą lauką, kur tu į viską žiūri, bandai suvokti, bet tau turi tik 3 minutės ir reikia nėra kada susivokti. Ne, tikrai nėra laiko, kada sufokusuoti, tu gali ten prieš sceną stovėti kažkaip, prieš išeidamas į sceną kažkaip ruoštis, bet kai tu išeini, daugybė visko, šviesų, kažkokių ten kamerų, bėgiojančių žmonių aplink tave, jie tave vis tiek sukelia, sukuria ir tu ten jau galvoju, kaip tai, kada čia greičiau nueiti nuo čia. O kaip tas jausmas prieš lipant į tokią sceną? Įspūdingas. Čia kaip lipant, nežinau, į kokį kalną. Tu turi tiesiog tai padaryti, tu turi įveikti savo baimę, tu turi, net nežinodamas, kas tai per baimę, nes tu niekada nebuvai toje situacijoje. Bet žinai, kad tikrai baimė. Tikrai taip, tu žinai, kad tikrai baimė, tu žinai tikrai, kad bus kažkokių momentų per tas 3 minutės, kurios tu turėsi suviškinti, paleisti, tu gal kažkokių minčių nereikalingų ir taip toliau, ir tu galvoji apie tai, kaip su tuo kaip suvaldyti tai, kaip paleisti tos dalykus, kurie ateina tau per tas 3 minutės, kurie neliečia tavo atlikimo muzikos ir taip toliau. Kaip psichologinis. Kaip jūs tai padarė? Aš galvoju, kad man nepavyko, ta prasme, tai padaryti. Aš taip išgyvenau visą tą baimę, visą tą stresą pilnai. Kaip ir visi muzikantai, man atrodo. Jo. Ir kažkiek tai procentų atlikom savo darbą. Taip. Yra tokia taisyklė, šiaip, nerašyta taisyklė, kad jeigu tu labai gerai pasiruošęs ir namie gali atlikti savo, nežinau, dainą, kompoziciją 100%, tai išeidamas į sceną tavo procentai bus kažkur apie 50. Jo. Nepaisant to, kad tu viską padarei, išmokai ir taip toliau, psichologinis momentas nuleidžia tave ir tu turi kovoti, kad biški geriau
Bet tai turbūt su viskuo yra gyvenime. Žmogus puikiai gali kalbėti namuose, repetuoti kalbą. Tikrai taip. Taip, prieš draugą, prieš mamą, nežinau, gal ne prieš mamą. Prieš veidrodį. Prieš veidrodį, jo. Ir kai jis išeina į sceną, viskas kitaip. Aš kiekvieną kartą prisimenu savo istoriją su scena ir labai patvirtina Deniso tas 50% būtent, nes aš išėjau į Respublikinio konkurso sceną skaityti 2 eilėraščius, iš 2 gavosi 1, nes tekstai vyniojosi. Tai gavosi lygiai 50% darbo padariau. Bet ne vieną tik tai perskaičiau, bet iš 2 vieną padariau. Bet, tikrai taip, tai aš su tuos, tas stresas suvalgė 50% atminties ir tikrai sudėtinga. Bet gal turit kažkokių ritualų, kažkokių tai veiksmų, kurie padeda vis tik tai tą 50% pakelti bent iki 70%. Ritualas yra paprastas ir daug muzikantų tai daro. Tai visų pirma, tai yra kažkaip tai suartėti, apsikabinti su žmonėm, kurie stovės su tavim, kurie irgi bijo visi. Kažkas mažiau, kažkas daugiau. Nebijok, aš pats bijau. Nebijok, aš pats bijau, apkabink mane. Toksai maždaug. Toksai dalykas. Ir dar vienas dalykas, tai kažkaip pabandyti sustabdyti, kas neįmanoma beveik, pabandyti sustabdyti visus tos vidinius klausimus, tą vidinį kritiką kažkaip. Uždusink, kad jisai ten bent tuo laiku, kad jis patylėtų. Kad jisai negeneruotų visokiausių tam abejonių ir klausimų. O kaip jūs tai padarot? Nežinau, aš kažkaip bandau tiesiog galvoti apie muziką. Tiesiog galvoti, prisiminti, dainuoti. Jūs tau sakot, klausyk savęs, galvok tik apie tai, ką šiuo metu darai. Tikrai taip. Bet visada žmonės, kurie nėra buvę scenoje arba nėra populiarūs, visada įsivaizduoja, kad tie žmonės, kurie lipa į sceną, kurie ten stovi, jie taip pasitikė savimi ir dažniausiai gali pamokyti ir pasakyti, ką čia daryti. O viskas yra visiškai kitaip. Viskas yra visiškai kitaip. Kodėl vis tik su tokia baime neprarandi noro lipti į sceną? Pasakysiu taip. Apskritai, aš galvoju, kad įveikti savo baimės, bet kokias baimės, yra pagrindinis gyvenimo tikslas. Taip, gyvenimo tikslas. Kiek ten turi eiti į tą pusę, kur yra tavo baimė. Dėl to... Čia toks vyriškas labai mąstymas. Ne, man atrodo ir moteriškas jo. Kovotojų. Ne kovotojų, tu turi susipažinti, pamatyti ir suprasti, kad nėra ten tokio nieko. Tai yra tiesiog kažkokia iliuzija. Ir tu bijai kažko, kad tu gali įveikti. Tikrai taip. Bet tikrai ne visi taip galvoja. Klinikinė patirtis rodo, kad iš tikrųjų nedaug žmonių eina į akistatą su savo baime, ypač jeigu baimė trukdo jiem, sakykime, kažkokią veiklą vykdyti, eiti paskui savo širdies balsą. Yra iš tikrųjų daug žmonių, kurie nereikia, kiautą užsidaro ir čia kaip toj pasakėčiui, kur tai lapiai tos vynogės taip aukštai, tai jis sako, jos ir neskanios ir man jų nereikia. Supratau. Denisai, pakalbėkim dar apie kūrybą, ar ne? Nes tikriausia čia yra vienas iš tų momentų, dėl ko ir norisi lipti į sceną. Be abejo, dalinti savo kūrybą. Pasidalinti savimi, kitaip tariant. Tau pačiam yra tekę atlikti ir kitų sukurtus kūrinius, ar ne? O šiuo metu tu savo kūrinius atlieki. Taip, šiuo metu aš atlieku savo dainas su savo grupė. Kodėl kilo toks poreikis? Iš ko šitas iškilo ir kada pajutai, kad viskas gana, Denisai, dabar eini ir atlieki tai, ką pats sukūrei? Tokios mintis kilo kažkur prieš 10 metų, kai aš dar grojau ir buvau ir akompanuojantis keliose grupėse ir rašiau dainas. Bet aš vienu momentu supratau, kad Atvirai, bet aš bandau suformuluoti, kad taip, kaip aš suprantu tai, ką aš rašau, nes aš rašau daug kam,
Tas spalvas, kurias aš galiu ištransliuoti, nieks tai negali. Ir man reikia pasistengti pačiam vat, kažkaip tai jo šitos jausmus, šitos jausmus, šitos žodžius išsakyti jo. Dar vienas iš mitų, pavadinkim, ar ne, kur žmonės įsivaizduoja ir kad visi tie, kurie atsiduria scenoje, vieną ar kitą dieną suserga žvaigždžių liga. Ar buvo toks laikotarpis, kai pačiam teko ne su scenos baimėmis, o su žvaigždžių liga kovoti? Man atrodo, kad ne. Aš asmeniškai nekovoju, dar nebuvau ten, nebuvo dar. Tai tikriausiai gali pasakyti kažkokie kolegos mano, ta prasme, aš pats ne. Vis dar su baime yra reikalų, vis dar ne? Gal kažkada atsidursiu ten, bet man atrodo, kad nebuvo. Linkiu neatsidurti, vis tik tai, bet su baimėm susitvarkyti. Žinokit, bet čia irgi patirtis. Ir ją reikia kažkaip praeiti. Be abejo. Tik praėjus galima kažką iškovoti. Ar baimė yra tik scenos, ar turi dar kažkokių baimės? Aš? Taip. Pavyzdžiui, vorų, ligų, mažų patalpų. Ne, mažų patalpų ne. Kažkada buvo ligų kažkokia baimė. Tu kažko susirgi ir iškart galvoji, kad čia yra kažkas kokia liga ir viskas ten tavo dienos suskaičiuotus. Kažkada toksai buvo momentas. Dabar jo nėra. Žiūrėkit, aš galvoju, kad tas scenos baimė tai yra tiesiog kažkoksai epizodas, jisai yra apskritai baimė viešai kalbėti, baimė fotografuotis, baimė, nežinau, parodyti savo balsą, baimė išsakyti savo nuomonę. Čia yra toksai dalykas, čia yra susijęs dalykas. Ir kai tu esi scenoje, tos visos baimės susijungia. Tai yra scenos baimė. Bet tai yra suma daug baimyčių, kurios scenoje apšviestos yra šviesomis. Tu kaip po mikroskopu. Taip. Tu ten, nežinau, pirmą kartą ar antrą kartą, kai tu pradedi garsiai kažką sakyti mikrofonu, tu savo balsą neatpažįsti. Tu girdėjai taip, kaip niekada negirdėjai. Iš viršaus. Apskritai, čia jo dievas kažkoks. Ir tu, aišku, tu baiminasi to. Ir kiekvieną kartą lipant su šitą baimę reikia tvarkytis. Jo. Bet tai jūsų nekankina? Neįtikėtina. Atperka tas malonumas savęs atidavyti? Aišku, atperka, bet nes vienu momentu tu persijungi, ta prasme baimė nueina, tu pamiršti apie kažkokį ten svarbumą, kad čia klaida kažkokia ir tu vis tiek plauki su muzika daugiau ir kažkaip jau atsiranda tas ryšys su klausytoju ir taip toliau. Ir praeina. O nėra baimės žiūrovų, publikos, auditorijos? Nėra tokio, kad kažkaip mane kartais būna, jo. Kartais tu matai žmonės, į kuriuos tu nenori daugiau žiūrėti, ta prasme, reikia atsisukti arba užsimerkti. Būna, atsiranda tokių dalykų, aišku. O ir kai pamatai tokias akis, į kurios daugiau nebenori žiūrėti, užsimerki tiesiog? Arba užsimerkiu, arba žiūriu į kitą pusę. Arba žiūriu virš galų. Kokie dar triukai? Vienas iš triukų, ta prasme, turėti įsivaizduojame kažkokį tai faną, kuris yra galiausiai ten sėdi kur nors galiorkai ir žiūrėti į jį. Ir įsivaizduoti, kad jisai tave klauso. Ir dainuoti jam. Bet būna žmonių, kuris jūs klauso kažkur iš galo ir tiesiog jūs pajaučiat ir vieną kitą kartą akių kontaktą. Daug, aišku. Šypsosi žmonės taip, žiūri ir kažkaip taip. Tu iškart supranti, kad tai Čia mano akis. Jo. O Denisai, minėjai, kad kažkuriuo metu tas įvyksta, ar ne? Persijungimas. Dažniausia vis tiek jau turėtum jausti, kelinta tai daina. Kelinta daina? Trečia. Kad kas nors galėtų permesti iš karto į trečią, ar ne? Praleisti pirmas bijau. Denisai, paprašysiu tada
vis tik tai patarimų, ko nori tie žmonės, kurie įsivaizduoja, kad scenos žmogus pasitiki savimi, yra visada drąsus ir drąsiai žengia į sceną. Vis tik tai duok keletą patarimų žiūrovams, kurie žiūri mūsų podcastą, kaip reikėtų tvarkytis su ta scenos baime, su apskritai baimėmis, su tuo, kaip įsiklausyti savęs ir išgirsti va tuos tikruosius patarimus ir susidoroti su baimėmis. Gerai. Aš galvoju, kad labai svarbu turėti žmogų, artimą žmogų, tai gali būti antra pusė, tai gali būti kažkas iš tėvų ar draugas, su kuriuo tu daliniesi viskuo, kas vyksta su tavim. Tu pasakoji apie bet kokias baimės, apie bet kokias savo abejonės ir tas žmogus yra toksai užnugaris, kuris tave visada sako, bet kokiu atveju besąlygiškai tiki tavim. Dažniausiai tai yra tavo žmogus, kažkas, nežinau, moteris ar vyras. Visai gerai būtų turėti kažkokį profesionalų psichologą. Visur, netgi dabar šiuolaikiniam sporte, nežinau, aš skaičiau apie tenisistus, atsirado trenerių, yra žmonės, kurie dirba, psichologai, kurie dirba būtent su psichologija. Nes kai tu esi momente, būtent, kas gali atsitikti? Tu žaidi, padarai klaidą, arba tu groji, padarai klaidą. Ir vat, tuo pačiu metu tas vidinis dialogas užsikūrė. Ir tu jau toliau, tu nežaidi. Tu tiesiog bandai išjungti tą dalyką. Susikalbėti su savimi. Tai vat yra psichologai, sporte, muzikoje ir bet kur, kurie moka tave paleisti. Moka tave paleisti ir grįžti į savo... Ten, kur esi tuo metu. Ir kažkaip tęsti tai, kad tu darai be galvos. Taip, pasikalbėsi su savimi vėliau, dabar pagrok. Dagrok, jo. Mano atveju, muzikantų atveju arba dainuojančių žmonių atveju, gerai turėti vokalinį pedagogą, kuris irgi, arba mentorius kažkoks, kuris irgi tave mato ir kartu su tavim ruošiasi. Pavyzdžiui, ruošia tave konkursui arba kažkokiam svarbam koncertui. Kitaip tariant, visada svarbu turėti žmonės aplinkui save ir būti ne vienam. Tai aišku, jo. Aneta, ką jūs pasakysite? Aš norėjau paklausti, vis dėlto, turi daug kolegų, taip, vis dėlto gyveni muzikos pasaulyje, muzikos didžiuliai upiai. Ar teko girdėti, kad, kažkas vis dėlto kreipiasi ir į gydytoją psichiatrą, galbūt vaistus vartoja, ar tiesiog apie tai žmonės nekalba? Muzikantai? Taip. Jo, aišku. Žinokit, daugelis muzikantų, kuriuos aš pažįstu, yra pasakykime taip, iš sudėtingų šeimų. Tarsi, žmonės išgyvena labai daug sudėtingų situacijų. Sudėtinga vaikystė, paauglystė ir taip toliau. Ir daug žmonių, nežinau, gal kažkaip tai dalykai pasakysiu, eina į tą profesiją, kad kažkaip kompensuoti kažkokį tai meilės deficitą, arba, nežinau, dėmesio deficitą. Ir tai yra dažnas atvejis. Labai daug žmonių proceso metu, kai jau prasideda kažkokie koncertai arba ten viešumas, arba būtent susirga žvaigždžių liga, arba ten savo kažkokią, nežinau, savo vidiniam ligom, kad ir jaučiasi labai svarbus, pamiršta, dėl ko atėjom į muziką ir tai irgi reikia gydyti, ta prasme, reikia padėti tiem žmonėm čiūčiut padaryti žingsnį atgal. Denisai, pakalbėkim dar apie temos kitas dalis, apie baimę jau tarsi ir viską išnekėjom, ar ne? Patarimas aiškus, turėti žmogų ar keletą žmonių, kurie galėtų padėti, išklausyti, patarti, būti užnugariu, kaip pats gražiai pasakėjai, ar ne? Taip. Kaip yra su tuo susikalbėjimu su savimi? Kas čia gali padėti?
Savianalizė. Čia nieks negali padėti, čia reikia kažkaip... Nuo savęs nepabėgsi. Nuo savęs nepabėgsi, reikia su savim kažkaip sudylinti, kaip sakant. Reikia rašyti kažką tai, reikia rašyti savo mintis. Rašot jūs savo mintis? Aš rašau savo mintis. Aha. Aš rašau savo mintis. Reikia stebėti save iš šono, būtinai įrašinėti save, pavyzdžiui, jeigu jūs esat muzikantas arba aktorius ir taip toliau, fiksuoti tas akimirkas, kai jūs procese ir žiūrėti į save. Žiūrėti į save laisvai. Nesudėtinga žiūrėti į save. Sudėtinga, bet reikia tai daryti. Su skausmu. Su skausmu, viena akim, visus savo koncertus, kaip ten būtų žiūrėti ir kažkaip tai lengvai priimti ir atleisti savo visas klaidas. Suvokti, kad tai... O kaip su savęs klausimu pačiam nebūna taip, kad čia ne aš. Čia ne aš. Ilgą laiką tai buvo ir kartais iki šiol tai būna, kai tu įjungi ir supranti, ne, čia ne aš. Čia ne aš. Tu žiūri savo įrašą ir supranti, kad tavo nuotaika, tavo intonacijos, tavo laisvės nebuvimo vapšiai neatitinka nieks. Tai kaip sekasi dylinti su savimi? Taigi aš sakau, tai kiekvieną kartą, tu turi bet kokiu atveju, kiekvieną savo žingsnį, pabandyti išanalizuoti, pabandyti pažiūrėti į save iš šono ir nedžadžinti, kaip čia... Neteisti savęs už tai, kad tu nesi tobulas ir nesi toksai, kaip tu įsivaizduoji. Tu turėtum atrodyti ir skambėti. O kodėl, kaip manai, Denisai, kodėl tau yra toks momentas, kad tu save teisi? Kad vis iš savęs reikalauja truputį daugiau, kažkur vis tas, kaip dabar populiaru sakyti, nepakankamumo jausmas yra. Kas verčia? Praeitis. Praeitis? Tikrai taip. Šeima, tėvai, mokytojai labai reiklus ir kažkaip savaip jie įsivaizdavo mano kelią ir mano gyvenimą ir reikalavo iš manęs kažko tai, ko aš visiškai nesuprasdavau ir nenorėjau. Bet tu pasirinkai šitą kelią. Aš pasirinkau šitą kelią. Taip. Ir kaip dabar, ta praeitis į tave, kuris žiūri kartais, ar ne? Taip, bet tas dalykas signalizuoja kažkur iš praeities visada. Tai nesąmoningas dalykas, kuris, ta prasme, tu galvoji, o, čia aš, okei. Baiminusi dėl to ir pareikalauju iš savęs. Ne, tu reikalauju iš savęs. Čia yra kažkoksai ten... Sau aš jau galiu... Iš apačios degina. Iš apačios, jo, tikrai taip. Denisai, jūs galit pasakyti, kad jūs daugiau esat laisvas, patenkintas tuo, ką darot? Taip. Tikrai taip. Aš dabar šiuo momentu paskutinius 3 metus, 4 metus aš esu laisvas ir patenkintas to, ką aš darau. Jo, ir visiškai turiu puikią komandą, puikius žmonės, kurie tiki manim. Jūs palaiko? Palaiko labai. Jums siena yra? Tikrai taip. Ir saulė. Ir viskas. Jo. Tikrai taip. Tai šita gražia gaida... Bet pasikeitė. Aš anksčiau reikalavau iš savęs ir iš visų aplinkinių, kaip aš buvau. O kaip pavyko sudylinti vėl su savim? Sudylinti pavyko su laiku. Denisai, ramiau, ne? Mažiau. Gana. Gana. Ne viskas dabar, ne viskas per šį koncertą, ne viskas įvyks šiais metais ir čia yra ne paskutinis tavo išėjimas, ne paskutinis vėl tavo šansas ir taip toliau. Teisingai. Tai yra kelias kasdieninis. Kelias kasdieninis. Šitą gražią gaidą baikim mūsų pokalbį, bet nenoriu paleisti Deniso dar, nes pradėjom su žaidimu. Pabaikim su žaidimu, ar ne? Pažaiskim. Gerai. Taip, nepastebimai atsirado mūsų svečio Deniso rankose 2 lentelės. Taip pat Anetos rankose 2 lentelės. Taip ir ne. Dažnai tenka, ar ne? Tokius pasirinkimus daryti. Kiekvieną sekundę. Tai dar
duosim tų sekundžių. Sakysiu keletą teiginių, kurie yra susijęs su šios dienos tema. Gerai, man tiesiog reikės... Ir reikės padaryti savo pasirinkimą. O aiškinti reikės? Arba ne. Ne, nereikės. Nereikės. Okay. Aš paaiškinsiu. Gerai. Gerai, tai pirmasis teiginys. Kviečiu žaisti ir žiūrovus, ne tik gydytoją psichiatrę Anetą ir mūsų svečią Denisą, bet ir jūs žiūrovai. Kviečiu žaisti žaidimą ir padaryti savo pasirinkimą. Taigi pirmasis teiginys. 92% laiko nerimaujame ir nuogastaujame visai be reikalų. Taip ar ne? Žiūrovai, įtariu. Taip, jūs esate teisūs, žiūrovai, aš tikiu, kad jūs irgi esate teisūs, tai mes dažniausia nuogastaujame visiškai be reikalų. Ir Denisas tikriausia savo paties patirtimi gali tai patvirtinti, kad visos tos baimės, kad scenoje nugriūsi, kad gitaros styga nutruks, jos dažniausiai nepasitvirtina. Taip, aš savo patirties pasakyčiau, kad daugelis žmonių praleidžia gyvenimą galvodami, kas būtų, jeigu būtų, o jeigu būtų, kas tada būtų, o jeigu tai būtų, kas tada būtų. Ir gyvenimas praeina pro šalį. Nėra kada būti, nes galvoji, kaip būtų. Taip, antrasis teiginys. Labai savimi pasitikintys žmonės yra arogantiški. Taip ar ne? Žiūrovai padarė savo sprendimą ir aš čia pakomentuosiu, kad žmonės, kurie kenčia nuo arogancijos, bando pridengti savo nesaugumo jausmą. Tai taip tikrai nėra ir jūs abu buvote teisūs, kad savimi pasitikintys žmonės toli gražu nėra arogantiški. Labai paprasti žmogus. O arogantiški žmonės, jie kaip tik nepasitikė. Tiesiog kompleksuoja. Tai trečiasis teiginys. Amerikos mokslininkai sudarė dažniausią pasitaikančių baimių sąrašą, būtent muzikos pasaulyje, muzikos pasaulio žmonės apklausė. Remiantis juo, muzikantai labiausia bijo būti nesuprasti ir tiki, kad nėra pakankamai geri. Ar taip, ar ne? Ar tikrai buvo sudarytas toks Amerikos mokslininkų sąrašėlis, kur buvo nustatyta, kad didžiausios muzikantų baimės yra būti nesuprastam ir vis galvoti apie tai, kad nėra pakankamai geri. Ir štai čia išsiskiriam. Denisas savo patirtimi parodo, kad jis yra muzikantas ir jis viską žino. Aneta ne, yra neteisi. Taip. Denisai labai gaila, bet labai gaila, kad taip. Taip, tikrai gaila, galėtų būti kitaip. Ketvirtasis teiginys, paskutinis. 35% žmonių pasaulyje tam tikrų gyvenimo laikotarpių susiduria su pasitikėjimo savimi problemomis. Taip ar ne? O dar kartą gali paskaityti. 35%. Apie 35% žmonių pasaulyje tam tikrų gyvenimo laikotarpių susiduria su pasitikėjimo savimi problemomis. Taip ar ne? Čia pasakysiu iš karto. Suktas klausimas. Suktas labai. Reikėtų pasukti. Čia žiūriu į psichiatrę, gydytoją ir laukiu. Nusižiūrėk. Ir lauksiu jos atsakymų. Reikėtų šitą klausimą pasukti kitaip. Ar daugiau, ar mažiau nei 35%? Ir vėl ta logika. Ir jeigu kalbėti apie logiką, kad 35% tikrai ne. Nes aš manau, kad kokie 60-70%. Ir dar per mažai. Dar per mažai. 85. Man atrodo, jau apie 100. Reiškia ne. Reiškia ne. Teisingas atsakymas ne. Aš sutikčiau. Beveik visi žmonės susiduria su to. Aš sutikčiau su Denisu, kad tikriausia visas 100. Mes tikrai vieno ar kitų momentų. Žmogų, kuris neabejoja. Absoliučiai nieko neabejoja. Tikriausia tik visų nespėjo apklausti, tai gavosi 85% žmonijos. Tai va, taip pasijuokėm iš liūdnos statistikos, iš savo baimių ir ačiū labai Denisui, kad sutiko ir paatviravo. Ačiū Jums.
Buvo labai smagu. Ačiū. Ačiū labai, kad Denisai. pakvietėt. Ačiū. Ačiū Jums. Kokią nors diagnozę man? Suspėjot, ar suspėjot, ką nors pastebėti? Stengiuosi Vaistelių laisvalaikiu norite? nedirbti. Okay. Aneta, su Denisu atsisveikinom. Taip. Dabar pakalbėkim apie Denisą. Labai tyliai, bet pakalbėkim. O jeigu rimtai, kokios mintys kyla po pokalbio su Denisu? Man labai patiko pokalbis. Iš tikrųjų, labai žmogus aiškiai supranta, ko reikia jam, ką jis turi daryti, kad jis galėtų eiti savo keliu, kad tai jis turi vis dėlto stengtis kiekvieną dieną pats, nes iš tikrųjų už žmogų niekas negali padaryti. Jis žino, kokie galimi dar ir pagalbos būdai. Ir, Denisas yra labai motyvuotas žmogus. Labai motyvuotas. Kalbant apie pasitikėjimą, taip, matomai, kad jis tikrai dar turi svyruojantį pasitikėjimą savim, nes tie praeities vaiduokliai visiems kažkaip tai visi išlenda ir išlenda. Aš manyčiau, kad praeities vaiduokliai, kaip ir seni karnavaliniai drabužiai, kuriuos aš jau nebeįlendu, jie turėtų spintoj taip būt giliai pakavoti ir jie turi nelysti iš ten jokių būdų. Nebent kažkas už kablio išvilks. Aš manau, kad Deniso laukia labai sėkminga karjera, nes žmogus jaunas ir iš tikrųjų dar turi daug laiko kasdien nuveikti po žingsnelį ir judėti ten, galbūt vėl link didžiosios Eurovizijos scenos. Taip, aš irgi galvoju, kad svarbiausia, kad žmogus šneka su savimi. Ir Taip. Tada, kada jau pradedi pokalbį su savimi, tada jau ir yra galimybė susikalbėti su savimi. Taip. O dažnu atveju mes nepradėję pokalbio galvojam, kodėl mums nepavyksta su savimi susitarti. Aneta, aš dar noriu paklausti tavęs tokio momento, kad pasakytum ne tik man, bet ir žiūrovams. Užkulisiuose prieš pradedant filmavimą sakei, kad turi kažkokį triuką, kaip susitvarkyti su scenos baime, kaip susitvarkyti su publikos baime. Nes aš prisipažinsiu, kad mane išmuša būtent žiūrovai. Aš su savim susikalbu, bet jeigu aš pamatau kažkokias akis, man būna labai negerai. Aš sakau savo klientėm ir savo vaikam. Mano dukros sako, kad aš jau giliai įkaliau į galvą. Tai aš sakau taip, jeigu tu atėjai va čia į šitą vietą, taip, ar į sceną, ar į pakilą, sakyti, konferencijoje skaityti pranešimą, taip, tu jau esi atsakinga prieš kitus žmonės. Ir tu turi pamiršti save. Pamiršti save. Kad tu kažko bijai. Tai, kad tu bijai, arba kai aš sakau, kad tu viduriuoji iš nerimo. Pradeda kvėpavimus, tik kai jūs pradeda taip šnekėti, aš dar labiau bijot pradėčiau lipti į sceną. Bet jeigu kiekvieną kartą su jumis taip kalbėtų žmogus, kuris jūs skatintų ir palaikytų, ne, ir sakytų, va dabar, kad tu čia viduriuosi, ne, tu čia dūsausi, ar tu galvoji, kad nuo to tau bus geriau? Nu, nebus geriau. Aš sakau savo dukterim, eikite egzaminą, atsisėskit, atsiribokit nuo visko. Ir visa informacija, ko jums reikia, viską, ką jūs turit geriausio, tai iš jūsų išeis ir jūs duosit rezultatą ne 50%, bet 90-95%. O dar visada primenu, kad žinokit, salėje sėdi labai daug žmonių, kurie bijo už jūs dar labiau. Ir jie seka kiekvieną jūsų žingsnį, kad tik jūs nesukluptumėt. Jeigu jūs sustojot, gal pamiršo tekstą, jie pergyvena labiau už jūs. Jūs jau išėjot į sceną, jūs reiškia galit. Aš irgi visada ir Denisas kalbėjau apie tai, ir dabar jūs to net apie tą patį kalbė, ir aš visada taip darydavau. Aš surasdavau tas vienas akis
ir man jų per akis tų vienų akių nereikia, kad visa publika žiūrėtų į tave. Taip. Vadinasi, tas, kuris negirdi, jam tiesiog nereikia, jis nieko neišgirs. Bet tai ne mūsų bėda. Bet tai nieko nepasako apie tai, apie ką tu šneki, ar apie ką tu dainuoji. Taip. Tai tiesiog to žmogaus klausimas, kad jis tavęs negirdi. Bet bent vienas akis visada įmanoma surasti. Ir jeigu išgirdo bent tas vienas žmogus, iki jo priejau tą informaciją, kurią tu nori nunešti, vadinasi valio. Tai ir yra įgyvendinta svarbiausia misija. Tai linkiu kiekvienam surasti tas akis, atsikratyti savo baimių, susikalbėti su savimi, pamiršti kažkokias kankinančias mintis, bet, kaip visada, pabaigoje paprašysiu duoti 3 labai aiškius patarimus. Tai kaip susitvarkyti su tom savo baimėm ir savo pasakyti gana, viskas, drąsiai ištiesi nugarą, įkvepi, iškvepi, judi į priekį. Tai pirmiausia, aš siūlau atsakyti savo į klausimą nuoširdžiai, ar to, ko aš bijau, man tikrai reikia. Mano siela veržiasi dainuoti, pavyzdžiui, taip, arba šokti. Aš labai noriu, mano visa siela nori šokti, bet aš bijau scenos, taip, kai reikės šokti scenoje. Aš savo turiu atsakyti, scenos baimė trukdo toliau man siekti to, ko nori mano siela, kur neveržiasi. Trukdo. Tada antras dalykas, kaip aš savo galiu padėti pati. Taip? Yra žmonių, kurie skaito knygas, yra žmonių, kurie patys su savim kalbasi, kažkaip repetuoja, prašo, kad kiti padėtų. Na, ta prasme, pats žmogus daro. Apgalvoti, galbūt aš galiu savo profesijoje turėti padėjėją mentorių, vat, kaip sakė mūsų pašnekovas Denisas, taip, galbūt dainavimo mokytoja, kalbos mokytoja, kvėpavimo specialistą, kuris man padėtų tai padaryti. Didaktikos. Taip. Ir toliau reikia prisiminti, kad įvairios baimės jos užveda nerimo sutrikimus. Ir nerimo sutrikimų paplitimas yra labai didelis. Galbūt reiktų kreiptis į psichologą, specialistą, arba net gydytoją psichiatrą. Nes medikamentinė pagalba, jinai gali bent tam kartui padėti. Arba padėti kurį laiką, mažiau išgyventi įtampos ir taip suprasti, kad aš galiu tai daryti. Arba ne. Ar būna tokių momentų? Nes Aneta pradėjai nuo to, kad tikrai reikia susikalbėti su savo siela ir surasti tą ryšį tarp kūno ir sielos. Gal užtenka, kad aš vienas namuose padainuosiu ar pašoksiu. Čia buvo pirmas klausimas. Čia pirmas klausimas, atsakingai užduoti savo. Ar man tikrai to reikia? Jeigu man to nereikia, tada visi kiti atsakymai jie nereikalingi. Aneta, mūsų pašnekovas Denisas paruošė mums staigmeną ir sutiko pagroti vieną savo kūrybos dainą kartu su savo grupe. Tai šiandien jisai mus nustebins. Žiūrovai, tikiu, kad ir jums šis staigmena patiks. Aneta, kaip? Aš labai tikėjausi. O aš nesitikėjau, aš galvojau, kad kai žmogus tiek papasakoja apie scenos baimę, dar kartelį lipti ant scenos ir vėl kovoti su šitą baimę, jau nebenorės. Bet Denisas po pokalbio su gydytoja psichiatrė greičiausia pasijuto daug geriau, susitvarkė su savo baimėmis ir atliks mums kūrinį. Labai smagu. Laukiu. Had a dream, had the sirens crying, calling me to some special place. And there's no doubt that my mind is trying to tell me something that I should chase. So many times I was left behind. The
broken mirrors that reflect my world. It took the years just to realize that my dark shadow is a part of soul. Fire, 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 my fire. We all here on a big blue sky with a rice full of fire. Come light the fire. So deep inside where the fire started, finally I can hear myself. I left the maze of my broken heart. Everything fell into place, and down the road there's so much to follow, that bringing chances back to life. I say goodbye to my pain and sorrow. I'm holding fire in my arms. Fire, 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 fire. We all here on a big blue sky with a rice full of fire. Everything I know on you is wrapped around the cosmic blue. Now that I've found the clue, everything is so brand new. Everything I know on you is wrapped around the cosmic blue. Now that I've found the clue, everything is so brand new. Everything I know is wrapped around the cosmic. Now that I've found, everything is so brand new. Fire, 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 fire. On a big blue sky with a rice full of fire. Ačiū.